Sveiki, mielieji! Tęsiame laidų ciklą Lietuvos miestas Panevėžys ar pažįstamas. Šiandien kalbėsime tema Misija Lietuvos cukraus fabrikas. Liūdna tema, kaip ir diena pasitaikė niūri, ašarota, nes misija, auginusi aibės gražiausių vilčių, žlugo. Prieš tai tiesa, išgyvenusi aukso amžių. Kviečiame žiūrėti. Cukrinis runkelis – burnotinių šeimos kultūrinis augalas dideliais vešliais lapais ir cukringų šakniavaisių. Jame yra 20% sacharozės, 5 celiuliozės, 1,5 azotinių medžiagų. Tai svarbi cukraus žaliava, skaitome specializuotose leidiniuose. Ir nors pagrindiniai cukrinių runkelių augintojai pasaulyje yra Prancūzija, Vokietija, Jungtinės Amerikos valstijos, Rusija, Ukraina, Turkija, Italija, Lenkija, Lietuvoje cukriniai runkeliai auginami nuo XIX amžiaus pradžios. Intensyviai pradėti auginti 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, kuomet įsteigti pirmieji cukraus fabrikai. Cukriniai runkeliai tai buvo Lietuvoje auginami, Lietuvos teritorijoje, aišku, Lietuvo tuo metu Rusijos sudėty carinės buvo tai nuo XIX amžiaus. Kada jie buvo užauginami tie cukriniai runkeliai, jie tiesiog buvo perdirbami naminių tokiu būdu, bet jau kažkoks, tai galima sakyti, jau buvo gaminamas cukrus. Na, jau tokia labiau kaip cukriniai runkeliai paplito, tai būtent nepriklausomas Lietuvos laikais. Ir Lietuvos vyriausybė, ir Žemės ūkio ministerija, kuri importuodavo pakankamai daug cukrus į Lietuvą, ir tai kainuodavo 14 milijonų litų, sumanė, kad reikia taip pat Lietuvoje pradėti auginti cukrinius runkelius, ir būtent cukriniai runkeliai buvo tiesiog propaguojama kultūra, ir kurie norėdavo ūkininkai auginti, gaudavo ten papildomai ir sėklų gaudavo, ir trąšų, ir būtent jie galėjo auginti tos cukrinius runkelius. Pirmasis Lietuvoje cukraus fabrikas, pasak muziejininkų, 1931 pastatytas Marijampolėje, 1935 Pavenčiuose, antrasis. Šaliai jų reikėjo, nes šakniavaisiai džiugino derliais. Nuo 160 centnerių iš hektaro 1935 iki 203 centnerių 1940. Daugiausiai jų auginta Vidurio žemumoje – Marijampolės, Kėdainių, Panevėžio, Radviliškio, Pakruojo rajonuose, mažiau Kauno, Kupiškio, Biržų, Raseinių, Prienų kraštuose. Neužteko Lietuvai ir tokių 2 cukraus fabrikų. Ir 1939 metais, svarstant vyriausybę ir Žemės ūkio ministeriją, buvo nuspręsta, kad tinkamą vietą galima statyti cukraus fabriką ar Panevėžyje. Ir būtent Panevėžyje turėjo atsirasti tik 3-asis cukraus fabrikas. 1939 metais paskelbtas konkursas, jame dalyvavo 3 firmos, ir laimėjusi konkursą tai buvo čekų firma. Ir jai buvo pavesta statyti cukraus fabriką Panevėžyje. Statybas pradėti nuspręsta 1940-aisiais. Pirmieji darbai suplanuoti pavasarį, balandžio mėnesį. Pasamdytas buvo architektas, tai buvo Arnas Funkas, žinomas architektas, pats gimęs, Smolensko mieste, bet jau daug metų gyveno Lietuvoje, ir buvo toks vienas garsus kaip pramoninių pastatų tokių projektuotojas. Su juo sudaroma sutartis, ir būtent jis turėjo čia suprojektuoti visus pagrindinius pastatus Panevėžio būsimajam cukraus fabrikui. Cukraus fabrikas Panevėžyje turėjo iškilti per pakankamai trumpą laiką – pusmetį. Sutelktos gausios statytojų pajėgos. Pagrindė, statyba vyko, galima sakyti, kažkiek tai už Panevėžio miesto, tai yra Plūkio daugmaž kaimo teritorija prie Pušaloto vieškelio. Ir būtent žemė superkama iš vietinių ūkininkų, iš 4 tokių pagrindinių. Ir žemės kaina, aišku, Plūkių kaime labai patilo, ir būtent, kurie pardavė, vienas, kuris pardavė ten 20 hektarų, už jos gavo virš 70 000 litų, tais laikais, tai aišku, buvo dideli pinigai. Ir kažkiek tai galima sakyti, ir pats Plūkių kaimas atsigavo, nes čia toks labiau buvo, toks mažiau gal tokia vietovė, kur žemė tikrai nebuvo per daug brangi.
Nors 1940-ųjų pavasaris, pasakoja muziejininkas, buvo vėlyvas, o balandį dar ir sniego pusnis pupsojo, statybų pradžia negalėjo vėluoti, nes pagal to meto sutartis už pavėlavimą reikėjo mokėti didžiulės baudas. Kaip buvo rašo tuo metu ir spaudoje, ir iš čia atvažiuodavo net iš Utenos krašto, ir iš kitų. Na, tie, kurie atvažiuodavo ir dirbavo tokius pagalbinius darbus su savo, kaip sakyti, transportu, su savo arkliu, ten vežiodavo molį ir panašiai, tai jie į dieną uždirbdavo net iki 20 litų ir aišku, tokia, kaip darbas tais laikais tai buvo gana pelningas. Ir statyba vyko iš pradžių, aišku, gana sėkmingai, bet aišku, laikotarpis sudėtingas 1940 metai. Na, 40 metais birželio mėnesį prasideda sovietinė okupacija, Lietuvoje įtvirtinama tarybų valdžia ir aišku, kažkiek tas trukdo ir statybos pačiam jų procesui cukraus fabriko. Ir aišku, nebe tai buvo paprasta, prasidėjo, na, aišku, tos ir tarybų valdžios reikalavimai dėl tos darbo dienos, 8 valandų ir visa kita, bet nepaisant to, vis dėlto statyba vyko pakankamai sėkmingai ir 1940 metais, gruodžio 17 dieną, fabrikas pilnai pastatomas ir tiesiog iškilmingai suorganizuodavo naujo fabriko toks atidarymas. Panevėžyje pastatytas cukraus fabrikas tąsyk tapo pačia stambiausia miesto įmonė. Sezono metu čia dirbdavo iki 1000 darbininkų, o apskritus metus irgi nemažai, keli šimtai. Ir norinčiųjų dirbti nestigo. Be to, cukraus fabrikas pagrįstai vadintas išskirtinio grožio pramoninės statybos objektu. Maždaug buvo pastatytas 20 viršum pastatų, taip pat buvo ir gyvenamas namas, aišku, pagalbinės patalpos. Ir aišku, kaip sakiau, šitas fabrikas beje kainavęs 8, kaip rašo, su viršum milijonų. Na, buvo brangiausia tuo laiku, jeigu imant nepriklausomas Lietuvos jau, Panevėžio statyba. Iki 2008-ųjų cukraus fabrikas vykdė jam numatytąją misiją. Dabar čia tik nejauki tyla. Uždarytas tvyro ore nuosprendis. Bet tuos raudonus mūrus savo antraisiais namais laikiusiųjų atmintyje ne tik apmaudas dėl pramonės milžino netekties, bet ir šlovingiausieji jo klestėjimo metai – 8., 9., 20-ojo amžiaus dešimtmečiai. Atėjau dirbti į klubą vaikų sektoriaus vedėją. Vėliau dirbau klubo ir muziejaus vedėja. Man teko didelis darbas padaryti muziejuje, padaryti didelį praplėtimą, pertvarką. Muziejus turėjo labai daug eksponatų, padėkos raštų, dovanotų, paveikslų, vazų, visko. Tiesiog ten vienas prie kito stovėjo eksponatai, dovanos. Ir fabriko direktorius, amžinatilsį gerbiamas Likas Kęstutis, sumastė šitą muziejų praplėsti ir padarė dar antrą patalpą. Man teko didelė garbė važiuoti į Vilniaus valstybinį archyvą, knistis tuose archyvuose, tuose popieriuose, kurie jau suirę, pageltę, surinkti viską. Po sakinį, po pavardę, po datą, po trupinėlį sudėstyti ir pateikti, atvežti, padaryti, kad būtų nauja ekspozicija tam išplėstam muziejuje. Ona Juospaitienė buvo tarp tų žmonių, kurių pastangos ir supratimas lėmė, jog šiandien Panevėžys tebeturi unikalų cukraus fabriko statinių kompleksą. Antraip, kas žino, kokia lemtis būtų juos ištikusi tais laukinės prichvatizacijos ar kokių kitų beprotiškų stichijų laikais. Tada buvo turbūt muziejus direktorium, gal dirbo Kaziukonis. Ir turėjo raštą iš ministerijos, negaliu pasakyti, senas laikas, iš kultūros, paveldo, kad reikia, kaip čia pasakyti, surinkti, aprašyti tuos visus senuosius pastatus, kurie turi istorinę vertę. Ir mes abu klampojom, visada būdavo rudenį, ten purvas, šlapia, ta visa teritorija. Mes aprašėme tuos pastatus, skaičiavom langus, duris, aukštus, tų senųjų pastatų raudonų plytų ir pateikėm į Vilnių, į
į kultūros paveldo kažkokią tai instituciją ir jie buvo įtraukti į tą paveldą. Ir turbūt, galbūt vėliau vyko dar kokie aprašai, gal dar kokie patikrinimai, aš to negaliu pasakyti, bet tikrai pati pradžia tai mūsų buvo su gerbiamu Kaziukoniu padaryti aprašai šitų pastatų, kokie jie yra vertingi, kokia jų vertė. Ir taip ir šiandien aš džiaugiuosi, kad jie stovi. Nuo žemėto runkelio iki sniego baltumo cukraus. Sunkiai dirbo šio fabriko žmonės. Užtat, kai baigdavosi pamaina, ateidavo laisvadienis arba šventė, gyvenimas persimainydavo kaip to runkelio nuo pilkos kasdienos iki balto puošnaus iškilmingumo. Nuostabu buvo. Direktorius buvo, kaip pasakyti, ne tik imlus reiklus darbui, bet ir kultūriniai veiklai. Jis pats labai buvo mėgėjas ir, kaip pasakyti, reikalavo, kad ir būtų kokybė, ne tik kiekybė. Tikrai buvo labai daug kolektyvų, buvo garsusis vyrų choras susikūręs, kuriam vadovavo amžinatilsį Bagdonas. Tai choras neeilinis, vienintelis mieste buvo, kuris visada ir laurus skindavo. Ir kaip skambėdavo daina, ir kaip buvo akiai malonu, kai atsistoja nežinau kiek, 50-60 vyrų ir dainuoja. Tai buvo dar moterų ansamblis, buvo kapela, pramoginių šokių kolektyvas buvo, kai Zita Rudienė dirbo klube, dramos būrelis buvo, kiek prisimenu, kuriam vadovavo Rima Driskienė. Buvo Roko Night grupė, kuriai vadovavo Valdas Šeputis, kuri ir šiandien yra gyva, neišyro, įsikūrusi tada buvo cukraus fabrike. Dar kiekvieną mėnesį vykdavome į Vilnių vieną kartą į operos ir baleto teatrą. Tai čia jau buvo, kaip pasakyti, galim dėkoti direktoriui buvusiam Likui, kuris organizuodavo ir pats labai noriai vykdavo. Visos šventės vykdavo. Aš net jau ir prisiminti nebegaliu visko. Bet anais laikais ir tų laikų šventės vyko ir šitų laikų. Vat kažkaip mokėjo direktorius viską taip gražiai suorganizuoti, kad ne tik gegužės 1 vyktų. Ir po gegužės 1 važiuodavom į Atžalyno kolūkį, į pirtį cepelinų valgyti. Bet vykdavo ir Velykų šventės, Atvelykio šventės. Ridendavom kiaušinius. O žiemos šventės kokios gražios, niekas mieste taip nemokėjo suorganizuoti, kai pas mus vykdavo Žaliojoj, Girioj. Nuveža mus autobusu, o ten laukia su arkliais pakinkytos rogės ir veža mus į mišką, kūrenasi laužai, stalai išstatyti, mes miške blynus kepam. Karštą vyną geriam, dainas dainuojam, rungtynių einam, su slidėm važiuojam ir virves traukiam ir visokių kočiočių pasikočiojimų. Vaikų šventės birželio 1 vykdavo, fabriko teritorijoje buvo vaikų darželis, vaikų darželio aikštėje vykdavo vaikų šventės, 3 karalių šventės, o joninės kokios soduose vykdavo, kad mes per visą naktį švęsdavom, sulaukdavom aušros, net rasoj įsikočiodavom, kad visi sveiki būtumėm, kad lygos mūsų nepultų. Bet nebuvo jokių piktumų, jokių kažkas prisigėrė, pasigėrė, tokių nebuvo. Dainos, šokiai, užsiėmimai, konkursai, varžybos. Meno saviveiklos kolektyvuose, pasakoja ponia Onutė, dalyvaudavo tik cukraus fabriko žmonės. Nebuvo nė vieno svetimo, samdyto profesionalo, kaip girdėdavo kitur nutinkant. Nė mintis tokia nešaudavo. Saviškiai buvo gausiai talentais apdovanoti, juk net pats fabriko direktorius vyrų chore dainą traukė. Aukso amžių sutvėrė ne kas kitas, čia dirbusios asmenybės. Aš išmokau iš direktoriaus
sutikus paduoti ranką. Nebuvo jis praėjęs nei pro vieną žmogų, eidamas per teritoriją, nepadavęs rankos. Jam nesvarbu buvo, ar jis jo pavaduotojas, ar jis inžinierius, ar jis meistras, ar jis eilinis žmogus stovintys prie tų brokų katilo, kur verda cukrus. Tai buvo pagarba žmonėms, jis visus laikė vienodais, jis mokėjo gerbti. Tai labai daug priklausė nuo jo, bet ir visi kiti buvo labai, kaip pasakyti, išsilavinę, aš sakyčiau, aukštos kultūros. Visi ten inžinieriai, meistrai, pameistriai, visi sveikinasi, teritorijoje susitikę, visi sveikinasi. Pas kurį ko nueis, jis visada kalbės, jis visada ras minutę laiko, ko tu atėjai, nebuvo išdydus, nebuvo pasipūtę, nebuvo pasikėlę. Kur tu nuėjai, visur su šypsenėlė, visur buvo malonu. Aš nei apie vieną nieko blogo negaliu pasakyti. Tai tikrai buvo linksmi, draugiški, bet tas variklys tai buvo pats direktorius gerbiamas Kęstutis Likas. Į cukraus fabriko muziejų prašydavosi ekskursijos. Miesto, rajono mokyklų mokiniai, svečių delegacijos viešinčios Panevėžyje. Cukraus fabrikas rūpėjo ne tik gamybininkams, įvairiausių profesijų atstovams. Visas jo gyvenimas buvo kruopščiai užfiksuotas metraščiuose. Surinkta informacija apie nusipelniusiuosius šiai įmoniai žmonės. Nuotraukos, dokumentai pasakojo istoriją nuo pat pradžių, nuo pamatinio akmens. Fabriko įsikūrimas, kaip jis statė, pačios statybos, metraštys padarytas pačios statybos, kaip duobes kasė, kaip akmenys dėjo, pamatus statė, darė. Kokiom pajėgom, tai nebuvo tos didelės technikos tada. Tai buvo labai gražūs dalykai, gražūs, kaip pasakyti, vaizdai, prisiminimai, nuotraukos. O kur visa tai nuėjo, ta istorija? Kur visa surinkta, tai čia vat yra irgi taip pat aukso amžiaus istorija. Tai buvo vienintelis fabrikas pirmasis, kuris anų laikais pastatytas. Bet aš nieko negaliu pasakyti. Kur visa tai nuėjo? Labai gaila, jeigu viskas dingo. Nepaisant to, jog Ona Juospaitienė buvo kultūros darbuotoja, bet kas vyksta už raudonplyčių sienų ten, kur ūžia tarškia mechanizmai, kuriuos tiksliai tik specialistai pavadintų, žinojo. Argi galėjau dirbti cukraus fabrike ir nežinoti, kaip cukrus atsiranda, stebisi moteris. Aš viską akyse matau, kaip tuos burokus supila, kaip jos kočioja, plauna, po to jos ten drožia, jos verda, ten eina toliau, ten jau kristalizuojasi ir po to šniūras, diržas jau veža jau tuos, supranti, tą cukrų. Viską aš akyse matau, visą procesą, labai gražiai. Stovi žmonės, dirba. Kažkaip nuo mano akyse viskas, tas procesas paprastas, akimis matomas. Jeigu šiandien tai gal viskas jau būtų uždengta, jau nematytum nieko. Po to fasavimas, atskirai buvo kitas pastatas, kaip gražiai viskas sunormuota į maišelius, čiuk krenta maišeliai. Nu viskas labai gražu, sandėliuose, maišai, sukrauti, prikrauti rietuvės. Šiandien dėja nieko nėra, tik kaip jeigu vaikam pasakoji, tai atrodo, kad čia pasaka kokia pasakoji. O dabar? Aišku, kad sulig kiekviena diena net panevėžiečiui, ką jau kalbėti apie toliau nuo Aukštaitijos sostinės gyvenantį žmogų, Panevėžio cukraus fabrikas vis gilesnė istorija. Nuo 2008-ųjų, kai čia įsikūrė Tyla, te prabėgo vos 6 metai, bet Tyla, ko gero, iškalbingesnė už žodžius. Ir ką jau čia bepridursi, tačiau Ona Juospaitienė drąsi. Aš pasakysiu, ką jaučiu, tarė. Ir pasako. Praeitą vasarą važiavau pro šalį su mašina. Pasukau vairą į fabriko kiemą. Išlipau kaip negyvenamoj saloj. Tylu, nieko nėra.
Absoliučiai nieko nėra, nei gyvos dūšios. Stovi pastatai, bet niekas nei vaikšto, nieko nematau, nieko. Vienintelį žmogų sutikau Vietienę, kuri gyvena dar viršuje. Tamošiūnienė gyvena virš administracinio pastato ir Vietienė. Ir nieko daugiau. Pavaikščiojau aplinkui, paėjau, prisiminiau, kas kur buvo, kaip buvo, kad vasarą 2 arkliai fabriko, gražūs, riebus, ganydavosi sode fabriko, kad pavasarį atskridę karveliai uldukai, kurie yra įrašyti į raudonąją knygą, ulbuodavo, jie ten gyveno, nes daug yra senų tų didelių medžių tujų, kurie maitinasi sėklomis. Deja, nei arklių, nei uldukų ulbėjimo, nei fabriko gaudesio, nei žmonių besišypsančių, nieko neišgirdau, nemačiau ir nesutikau. Dėkojame žiūrėjusiems ir neabejojame, kad verta buvo nubraukti užmaršties dulkes nuo vieno gražiausių Panevėžio pramonės objektų – cukraus fabriko. Atsisveikiname iki kito susitikimo, kuomet žvalgysimės po Panevėžio vaistines. Gal bus linksmiau?